Deivės šokio technika. Deivės šokis – tai technika, kurios tikslas – tyrinėti žmogaus pojūčius, pasitelkiant kūno kalbą, per 7 klasikinių deivių teoriją. Pirmasis žingsnis – kontaktas su Atėnės pojūčiais. Raskite sau patogią padėtį. Tai gali būti kėdė, sofa, lova arba bet kuri kita vieta, kurioje jaučiatės gerai. Užmerkite akis ir atsipalaiduokite. Įsivaizduokite save esant deivė Atėnė ir užduokite sau keletą klausimų. Kaip jaučiatės, kai kovojate? Kada kokiu gyvenimo momentu? Kurią akimirką jautėte grėsmę ir turėjote kovoti? Kodėl, kokios priežastys paskatino šią kovą? Kaip kovojote? Kokiu būdu tai darėte? Kaip jautėtės? Kokias pasekmes jums tai sukėlė? Pokyčiai, traumos, proveržiai, depresija, išsiskyrimas, žaizdos, savęs tobulinimas. Užmerkite akis ir sąmoningai kvėpuokite, kelias minutes atsipalaiduokite. Dabar galite pradėti lėtai judinti kūną. Jei galite judinti tik pečius, bet ne kojas, sutelkite dėmesį į lėtą pečių judinimą. Jei galite, pradėkite nuo galvos ir kaklo, darydami nedidelius tempimo pratimus. Darykite tai lėtai, atkreipdami dėmesį į bet kokius pojūčius ir visiškai susitelkdami į kūno pojūčius. Nevaldykite ir nevaržykite savęs. Nesmerkite, jei kažkas nepavyksta. Pajuskite, kaip į jūsų protą ir kūną įsilieja deivės Atėnės jėgos energija. Ši energija yra jumyse, kiekvieną kartą, kai reikia ją panaudoti. Jums nieko netrūksta. Leiskite savo rankoms ir delnams judėti, kad galėtumėte išreikšti šią ramią, išmintingą ir galingą jėgą. Niekas jūsų nestebi. Leiskite ir kitoms kūno dalims judėti laisvai. Kvėpuokite ir leiskite savo laisvų judesių išreikšti savo gerąsias savybes. Kuo daugiau judate, tuo labiau jungiate su tuo, ką jį simbolizuoja. Pagalvokite, kokius judesius norisi kartoti vėl ir vėl. Kaip elgiasi Atėnė jūsų viduje grėsmės ar pavojaus akivaizdoje? Kaip elgiasi Atėnė jūsų viduje taikos metu?